Šiandien Lietuvoje ir visame pasaulyje minima Tarptautinė džiazo diena. Tai UNESCO iniciatyva. Tarptautinė džiazo diena siekiama skatinti kultūrų tarpusavio supratimą, dialogą ir toleranciją. Ir mūsų studijoje šį vakar su visu instrumentu yra džiazo pianistas Artūras Anusauskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip jūs šiandien minite džiazo dieną? Šiandien jau miniu tuo, kad 1 valandą turėjome muzikos ir teatro akademiją, džiazo katedros studentų ir dėstytojų koncertą, kuris praėjo labai linksmai ir buvo labai džiugu, nes atėjo labai daug publikos. O apskritai, tai minim turbūt 1 kartą, nes ši šventė pasaulyje švenčiama jau 3 metai, 3 kartą. Ir šiandien labai džiaugiausi, kad Lietuvoje pagaliau mes turėsime pripažinta džiazo muzikantų šventė. O kodėl jūsų manimų džiazas kaip muzika skatina ir tarpusavio supratimą, ir toleranciją? Matot, todėl, kad apskritai tai yra turbūt gal viena laisviausių meno šakų, aš sakyčiau, kad tai yra tam tikra džiazo kalba. Apskritai džiazas yra tokia plati savoka, kad labai sunku nupasakoti vienu žodžiu, bet iš esmės tai man tai džiazas yra ir akademinė muzika, ir roko muzika, ir viskas. Ir todėl bet koks muzikantas, kuris tik tai gali improvizuoti, jau jis gali tapti džiazmenas. Ir jūs kalbantis su manim, taip pat jau jūs esate džiazmenas iš tikrųjų. Nes aš galiu, kol mes kalbamės, jau kažkokią muziką groti ir jeigu mūsų įrašys, tai bus mūsų 2 projektas. Bet tai yra sudėtingas procesas, ar ne? Ne, nesudėtingas. Mes kol kalbamės, aš pradedu groti ir nieko čia sudėtingo. Be abejo, reikia truputį pasimokyti, kokį 50 metų, o paskui likusius kiek dar liko gyventi. Aš tokį foną savo. Ar studentai šiais laikais domisi džiazu? Taip, yra, gal sakyčiau, galbūt labiau populiariau, pasakyčiau, kad studentai domisi gal šiek tiek pragmatiškiau ir be abejo, su amžiumi jie turi vis savo kažkokių naujų stilių, ten visokie drambitai, visokie ten, jie žiūri, žinot, jaunas žmogus gal labiau mėgsta šokti ar kažką, bet yra tokių studentų, kaip ir visais laikais, kaip žmonių, yra fanatikų. Tai tie fanatikai, be abejo, aš juos laikau rimtais akademiniais muzikantais. Tai nėra tik tai džiazo muzikantas. Ir man šiandien labai yra džiugu, kad akademijai, pavyzdžiui, šiandien skambėjo melodija Besa Mamučia. Patikėkit manim, tai galbūt tai yra vienas pirmųjų kartų. Bet ar jūs įsileidžiate naujoves, nes Besa Mamučia yra standartas, ar ne? Bet ar jūs standartas, bet tas standartas jis gali skambėti labai neatpažįstamai. O kaip jūs priimat naujoves? Mes puikiai priimam naujoves, kadangi naujovė tai yra tas naujas žmogus, kuris ateina. Tai jis ir yra naujovė. Ir, sakysim, pedagogų, kas yra įdomu su studentų, pavyzdžiui, tikrai, patikėkit manim, aišku, negaliu sakyti, kad ten esu nihilistas kažkoks, tai, bet tikrai ne dėl atlyginimo dirbam, o tiesiog pedagogui patinka dirbti. Aš nuolat jaučiuosi studentas ir šiandien per koncertą net pristačiau 2 dėstytojus, mes sakom, mes esam amžini studentai, mes nuolat mokomės. Ir todėl naujovės mums be abejo tai yra priimtina. Ar Lietuva dabar minėdama Tarptautinę džiazo dieną taptų geresnė jūsų požiūrį? Be abejo, nes šios dienos ir politiniam kontekste, aš galvoju, irgi tai yra labai svarbu, nes džiazas vis dėlto jis apjungia žmonės. Ir šiandien visą dieną iki pat ryto skambės ta muzika. Aš taip įsivaizduoju, kad visur bus nemokamai, taip atrodo, tai iš tikrųjų bus nuostabi šventė. Jūs taip pat ir kūrėte ir grojate džiazą. Kas yra naujausio, kas jums šauna į galvą ir ką jūs grojate šiuo metu? Matot, šiandien aš grojau, sakysim, tą programą, kuri buvo su studentais ar kažką, bet be abejonės man pasakyti, ką aš naujausio groju, yra labai sunku, nes kiekvienas prisilietimas prie klavišų tai yra naujausia. Tai nėra, truputį džiazas yra šiek tiek skirtingai nuo gal kitų žanrų, sakyčiau, kad mums tas pats kūrinys tai yra jau nauja. Nes jo niekada nebus antro varianto to paties. Kaip jūs galite pagerinti mūsų laidą pagrodamas? Aš manau, galiu tiesiog pagroti ir suteikti jums gerą nuotaiką.
Kas tai buvo? Tai Fantastika. buvo Ain't Misbehaving, toks džiazo standartas, be abejo, mano aranžuotė. Beje, aš turiu šitą pasakyti, jūs atsineždamas klavišą į studiją sulaužėt vieną juodą klavišą. Ar dabar grodamas jūs bandėte jo išvengti kažkaip? Šiek tiek bandžiau, nes jis labai traška ir jis gali turbūt visiškai nulūžti. Bet džiazo ir yra esmė, ar ne, kad jūs turite prisitaikyti prie samos situacijos? Be abejonės. Manau, ir prie visų, gal, žinot, yra du bendrai požiūriai prisitaikyti. Džiazmenai būna labai radikalūs. Tai yra, pavyzdžiui, aš galiu groti tokią muziką, kad tiesiog, vat, kaip pavyzdys. Ir čia yra viena pusė, kuri niekada nesitaiko ir nesitaikys. O kita muzika yra, kuri, kaip sakiau, besame, tada prisitaikymas šitiek. Ačiū labai, kad atvykot pas mus į studiją. Fantastika, kad jūs pagrojate. Tai džiazo pianistas Artūras Anusauskas. Ačiū Jums labai.